Tuoj palauk. Nu ką? Gal kas? Tuoj palauk. Nu, palaikysim nieko baisaus. Nu ką? Dešimtmetį. Bronzinis prizininkas sveikina bronzinį prizininką. Ačiū. Šiltingai nuo sunkios rinktinės. Galima? Trumpai. Triukšmas biškį. Galima dabar nebuvo? Galima? Ir kad mums teko patirti kažką šiandien. Ne, pirmą kartą. Tai, kad imtynininką tai pasitiko, tai labai didžiuojasi ir tikiuosi apie mūsų sporto šaką sužinos daug daugiau žmonių ir bus didesnis susidomėjimas mumis. Džiaugiuosi, kad išėjo padovanot Lietuvai pirmą medalį. Tikiuosi, kad jisai pralauš ledus ir dabar pasipils medalį. Tenais jau 2 yra, tai tikiuosi dar bent porą. Tai koks skonis tos bronzos medalį? Ilgas kelias kitos bronzos buvo nueita. Skanus. Mindaugai, ar suprantat dabar pats ką padarė? Iš tikrųjų, nu taip, nežinau. Tiek, dabar kai jūs pamačiau, tai nejauku pasidarė. O Pekine pačiam kaip organizacija, kokie įspūdžiai iš ten? Viskas labai gražiai, labai tvarkinga, jau ten tikrai kinai padarė, kaip turi būti viską. Dulkės nerasi. Ne. Labai rimtai viskas buvo. Tikrai įspūdinga. Pats atidarimas jau vien, kaip atrodė. nuo kada svajojate apie šį medalį? Nuo mažens, tik pradėjau galvoti ir pradėjau svajoti. O dabar jau visos svajonės įgyvendintos, ar dar Ne, galbūt dabar reikia Londone Londone spalvą keisti. Į kurią spalvą keisite?
Na, aišku, būtų gerai per 2 peršokti, kaip bus, tai nusimatyti. Šiek tiek dar ilgiau pasilikot Pekine, ką nuveikėt, kur buvot, ką aplankėt? Norėjau aplankyti varžybų. Kokiose varžybose buvot? Alekną žiūrėjau, krepšinį žiūrėjau. Taip, vaikščiam po miestą visur, nes iki varžybų iš vis sėdėjom kambarį visi ir kaupėmės, niekas nevaikšto per daug, laukia startas. O man po starto išpuolė iš karto važiuoti ir pratęsėm olimpinius 3 dienas dar kelionę. Kitiems atininkams netin pasisekė olimpiadą, nes buvo tik galimų. Kaip Ilerskis Mindaugas, kaip pasistaigė stebės, kalbėjot su jais? Normaliai, išgyvena. Mes esam, dar kartą, mes esam komanda ir kiekvienais metais, kas iš mūsų paima medalį, tai yra mūsų visos komandos nuopelnas. Nes be Ežerskio nebūtų ir manęs. Treniruojamės kartu ir Venskaitis, ir Kazakievičius vienas nuo kito priklauso, taip kad mes esam viena komanda. Kokie planai dabar, ar sėsitės, ar kaip vėl treniruotės, ką veiksit dabar? Dabar pasaulio kariškių čempionatas neužilgo ir po to sezonas Bundeslygos. Tai poilsio? Poilsio nežinau, mūsų poilsio turbūt nebus to poilsio. Pirmadienį. Ačiū. Dėkui. Dėkui.